Kaip įdomiai pradėti taupyti. 10 smagių iššūkių. Taupimas nebūtinai turi būti nuobodus. Kartais mažos kasdienės pastangos gali padėti ne tik taupyti pinigus, bet ir prisidėti prie tvaresnio gyvenimo būdų. Šie 10 kūrybingų iššūkių leis įdomiai pažvelgti į taupymą, atrasti naujų įpročių ir sutaupyti be didelių pastangų. Skirkite bent 1 valandą be jokių technologijų. Nuolat tikrindami telefoną ar kompiuterį, dažnai net nepastebime, kiek laiko praleidžiame ekranuose. Atsitraukite bent valandai, skaitykite knygą, vaikščiokite gamtoje ar tiesiog leiskite laiką su šeima. Be to, mažiau sunaudota elektros energija, mažesnės sąskaitos. Taupykite vandenį užsukdami čiaupą, kai valotės dantis. Per 2 minutės be reikalo bėgantis vanduo gali sunaudoti net 10 litrų vandens. Mažos pastangos gali padėti ne tik sumažinti vandens sąnaudas, bet ir prisidėti prie gamtos tausojimų. Visą dieną neišleiskite nei centų ir ieškokite kūrybingų sprendimų, kaip išsiversti. Tai puikus iššūkis, kuris skatina pastebėti, kiek daug dalykų galime padaryti nemokamai. Susiplanuokite dieną be jokių pirkinių. Naudokitės namuose esančiais ištekliais, atraskite naujas pramogas ar apsikeiskite paslaugomis su draugais. Išmokite vieną naują tvarumo įgūdį, pavyzdžiui, kompostavimą ar plastiko mažinimą. Tvarūs įpročiai padeda ne tik taupyti, bet ir mažinti atliekų kiekį. Galbūt rasite būdą, kaip senus daiktus prikelti naujam gyvenimui. Kasdien gaminkite tik iš tų produktų, kuriuos turite savo šaldytuve. Tai ne tik taupymų, bet ir kūrybiškumo iššūkis. Atraskite naujus receptus ir sumažinkite maisto švaistymą. Sukurkite kūrinį tik iš savo nuotraukų ar iliustracijų. Vietoj to, kad leistumėte pinigus naujoms dekoracijoms, pabandykite sukurti kažką unikalaus iš to, ką jau turite. Tai gali būti fotokoležas, rankų darbo atvirukai ar net trumpas filmukas iš senų nuotraukų. Užrašykite, kaip sekėsi įgyvendinti savo tikslą ir ko išmokote. Savo patirtį fiksuodami raštu lengviau pastebėsite pokyčius ir suprasite, kokie iššūkiai ar sprendimai buvo veiksmingiausi. Gaminkite patiekalus naudodami sezoninius produktus. Sezoniniai produktai dažniausiai būna pigesni, sveikesni ir skanesni. Tai puikia proga paragauti šviežių, vietinių gėrybių ir palaikyti ūkininkus. Pirkite tik tai, ko tikrai reikia ir rinkitės kokybiškus ilgalaikius gaminius. Impulsyvūs pirkiniai dažnai lieka nepanaudoti, o pigūs daiktai greitai sugenda. Rinkdamiesi kokybę, ilgainiui sutaupysite daugiau. Pasikalbėkite su nepažįstami žmogumi ir sužinokite apie jį kokį nors įdomų faktą. Nemokamas, bet labai vertingas būdas praplėsti akiratį. Kartais įdomiausi dalykai slypi paprastuose pokalbiuose. Taupyti galima ne tik pinigus, bet ir laiką, energiją bei gamtos išteklius. Šie iššūkiai padės pažvelgti į taupymą kaip į įdomų nuotykį ir paskatins tvaresnį gyvenimo būdą. O kuris iš jų taps jūsų mėgstamiausiu?